Tai turim šiandien aktualią temą. Visada aktuali tema. Ir aš pastebėjau, kad kiekvienais metais išeina labai daug straipsnių apie šitą temą. Bet principė priežastis visada tos pačios, tik kitais žodžiais tas yra pasakojama. Rudenį ir pavasarį ta tema. Taigi, tema šį kartą yra iš tikrųjų aktuali - plaukų slinkimą. Bet čia visada, aš manau, kaip pasakyti, tas plaukų slinkimas labai daug skirtingų faktorių turi. Jeigu taip žiūrėti, ir stresas, ir hormonai, ir tas pats sezonas, tai, labai. Na, man šiemet yra iš tikrųjų labai aktuali šitas poveikis plaukų slinkimas, nes niekada dar taip gyvenime neslinko plaukai kaip šiemet. Tai net iš tikrųjų ir bijau ir plauti, ir bijau ir šukuoti, ir imuosi visokių veiksmų. Ir viena kosmetologė iš tikrųjų, kuri dirba su plaukais, patarė man, kad kaip tik reikia plaukus šukuoti ir masažuoti savo galvos odą, kad įvyktų kraujo mikrocirkuliacija, nes kaip bijai prarasti kiekvieną savo plaukelį, tai atrodo bijai ir liesti, ir kad tik neliestum, kad tik neiškristų. Na, aišku, draskyti nereikia, bet masažuoti ar su masažiniais šepečiais, arba nepabijoti lengvai juos iššukuoti, tai būtinai reikia šukuoti savo plaukus ryte ir vakare. Jo, čia dar vienas iš dalykų, kur šiandien ryte pasiskaičiau tokių įdomių mitų apie plaukų slinkimą. Tai vienas iš šitų mitų ir yra, kad kai pradeda intensyviai slinkti plaukai, kad žmonės galvoja, kad negalima jų liesti, kad reikia palikti juos ramybėje. Atrodo kaip ir natūralu, kad dieve, čia neliesiu, viskas tvarkoj bus, bet ne. Reikia, kaip pasakyti, palepinti tos plaukus. Vienas dalykas, o kitas dalykas, dažnai žmonės galvoja, kad jau slenka plaukai, tai daugiau pasirūpinsiu plaukų galiukais ir kažkaip atsistatys, ne. Faktas, reikia rūpintis plaukais. Tai Patricija, kokias priemonės naudoji tam, kad apsaugotum savo plaukus nuo plaukų slinkimo ir jie būtų gražus, blizgus ir svarbiausia, kad neiškristų ir nekristų ir neslinktų? Pasakysiu atvirai, esu išbandžius labai daug, toks jausmas, kad milijonas skirtingų priemonių, nes savo gyvenime man teko pabūti ir juodaplaukė, ir brunetė, ir blondinė. Tai dabar grįžau į natūralią spalvą, kaip matot. Tai iš tikrųjų tikrai naudodavau ir šampūnus, tarp kitko. Kalbant apie mitus, skaičiau, kad rašo, kad geras tinkamas šampūnas sustabdys plaukų slinkimą. Tai čia irgi yra netiesa, nes šampūnas jis pabūna labai trumpai ant mūsų, kaip pasakyti, to skalpo odos. Kad išvalyti jau tos svogūnėlius, tai jo, čia viskas tvarkoj, bet pačios problemos jis neišspręs. Tokiu atveju jau ateina į pagalbą, kaip pasakyti, serumai, aliejai įvairūs, tiesiog visos tokios priemonės. Stimuliacija. Taip. O tai ką naudoji? Tai kokias priemonės naudoji? Mylimiausia mano priemonė, tiesą sakant, yra jojobos aliejus. Nes jojoba, aš manau, kad yra tiesiog auksas šitoje žemėje, nes jis ne tik plaukams, bet tiesiog veido odai, kūnui. Skistasis vaškas, kuris identiškas praktiškai žmogaus riebaliniai sudėčiai ir tinka ne tik plaukams, bet ir mūsų veidui, bet kuriam odos tipui. Taip, ir tarp kitko, man atrodo, su jojoba ir kvepalus galima gaminti, ar ne? Kaip bazė naudojasi. Jo, tai jojoba yra numeris 1 aliejus ir aišku, rozmarinai. Bet jau rozmarinai pas mane eina visur. Ir į šampūną, ir į kaukę, jeigu, kaip pasakyti, turiu daugiau laiko, ir į kondicionierių, visur tiesiog. Nes, kaip pasakyti, neužima laiko, tiesiog įsilašini ir viskas, palaikai. Yra įvairiausių aromaterapijų rozmarinų rūšių, tai reikia žinoti, kokio tipo rozmarino aliejų reikėtų naudoti. Nes bent jau pas mus yra verbeninis rozmarinas, kamparinis rozmarinas ir cineolio. Tai jeigu norime išsaugoti mūsų plaukus ir kad plaukai neslinktų, reikėtų naudoti 3 aliejų cineolio rozmarino. Tarp kitko, kalbant apie priemonės, čia kur neseniai gavom iš Floramo naujų produktų, būtent plaukams, tai man labai patiko serumas galvos skalpui. Taip. Kur yra, nes jis nelipnus yra. Vienas dalykas, antras dalykas parašyta nuo slinkimo. Ir tikrai veikia, ir tikrai parausta oda, nes mes buvom kelionėje su merginom Italijoje ir mano draugės galvoja, kad ten yra
Serumas veidui, nepaskaitė, prisilašino ant veido. Sako, man išbėrė, pradėjo raudonuoti veidas. Sakau, tai ką tu tėti? Sakau, čia galvai reikia, ne veidai. Tai faktas, kad tikrai stimuliuoja ir tas šepetys, kuris eina kartu su šiuo serumu, be galo jį myliu, mėgstu ir naudoju vakarais, atsisėdu ar prieš televizorių, ar šiaip tiesiog svajodama apie savo tolimesnį gerą gyvenimą. Ir masažuoju su to šepečiu. Tai svarbiausia stimuliuoti, masažuoti. Jo, nes kai mes to nedarom, tai aš negaliu sakyti, bijau sumeluoti, patikrinkit, ar tiesą sakau, bet jeigu nestimuliuojam, tai ir tie svogūnėliai kažkaip gal užmiega, ar nėra aktyvūs. Tiesiog jie numiršta. Aš kalbėjau kaip tik, ką daryti, kad aktyvinti, stimuliuoti. Taip. Aš ką dar pradėjau dabar daryti, tai krioterapiją plaukams. Be rozmarinų aliejų einu kas antrą dieną darytis galvos masažą su skystomis dujomis, suskystintomis azoto dujos. Tai jų laipsnis yra minus 193 laipsniai ir tuomet tiesiog su tuo azotu masažuoja galvą. Tai net po to visą dieną ir iki vakaro likti tokiom adatėlėm bado veiksminga. Aišku, ir yra visokie mezoterapiniai vitaminai, PRP plaukų terapija, bet jeigu kalbant apie natūralias priemonės, tai šampūnai, alijošius, cineolio rozmarino aliejus, jojobos. Ir brokoliai. Brokoliai keratiną atstato plauką. Plauko keratiną. Čia toks augalinis, natūralus keratinas gaunasi. Taip, ir kas dar? Apelsinas ilang-ilang aliejus. Apelsinų ir ilang-ilang aliejus taip pat drėkina plaukus. Na ir žinoma, nepamiršti iš vidaus mūsų organizmą pamaitinti su kapsuliam, vitaminais įvairiais. Tai visi B grupės vitaminai. B grupės, A, E. Ir taip pat esu girdėjusi, kad jeigu pradėjo slinkti plaukai, tai reikėtų prisiminti, kas atsitiko prieš 3 mėnesius. Galbūt patyrėme kokį stresą, galbūt kažkokią išgyvenom ar tai netektį, ar darbo pakeitimą, ar nežinau, ar vietos, ar bet kokią. Taip, aš esu girdėjus kad gali būti 3 mėnesiai, kartais gali būti pusę metų, čia, nežinau, individualus dalykas. Bet ir šiaip, kur šiandien ryte minėjau, kad kalbant apie plaukų slinkimą, kas mane nustebino neigiamai, kad trumpalaikis plaukų slinkimas gali tęstis net iki 6, kartais 9 mėnesių. Neduok Dieve, nenorėčiau. Nenorėčiau tiek, bet profilaktiškai tiesiog, kad taip neįvyktų, reikėjo su savo mintim dirbti, kad neturėtumėm streso, nes ko gero stresas suvalgo ne tik sveikatą, grožį, bet plaukus irgi. Šiaip viskas stresą suvalgo, bet aš tai galvoju, kaip pasakyti, čia yra kaip taisyklė. Prieš prasidedant rudeniui arba artėjant rudeniui, nežinau, tiesiog pasidaryti kažkokius bendrinius kraujo tyrimus, pasižiūrėti, kaip su vitaminais yra organizme. Taip, ar netrūksta tiesiog, kad profilaktiškai išvengtumėm, nes po to ganėtinai yra sunku atstatyti savo plauką. Man gyvenime yra 2 kartus labai stipriai išslinkę plaukai, kad net matėsi balti galvos lopai. Tai po 12 klasės egzaminų, kaip žinia, ko gero, kiekvienas abiturientas turi tokį stresą. Ir kada grįžau iš Australijos. Irgi buvo labai labai ploni plaukai, tai parodo irgi žmogaus, tarkim, tą gyvenimo etapą, ar plaukai, jeigu neblizga, Plaukam labai daug, kaip pasakyti, skirtingų veiksnių turi įtakos tas pats vanduo, kiek esu girdėjus. Nes manęs pirmą kartą kirpėja kažkokia paklausė, sako, jūs gyvenate name ar bute? Aš taip galvoju, aš atsiprašau, bet o koks tavo skirtumas, kur aš gyvenu? Nes, sako, skirtingas vanduo yra kažkaip. Vakar ploviau galvą ir skalavau, išploviau galvą, palaikiau su kauke ir tada perskalavau su dilgėlių arbata. Tai močiučių kokie gali būti, mūsų ten senovės laikų ir taip toliau. Dilgėlių arbata, šviesiems plaukams ramunėlio arbata. Arba hidrolatas ramunėlio. Ramunėlio hidrolatas puikiai tinka. Actas. Aš su actu turiu vieną istoriją, o Dieve tu mano.
Kažkada man mama pasakė, išskalauk vaikelį galvą su actu. Jokio kvapo neliks ir plaukai blizgės, viskas tobulai. Ir Nu, aš ir pavariau to acto gal pusę butelio ant tos galvos, kaip man išbėrė nugarą, o siaubė. ne, tai receptas. Porą šaukštų arba valgomųjų į stiklinės acto sumaišyti su vandeniu ir tiesiog praplauti. Ir paskui mūsų močiutės gal vaisnėse dar ir dabar yra pirkti tas žibalas, su žibalu. Oho. Nežinai, Nežinau. Žinai, su žibalu būdavo plaukus, toks riebi, tokį tepdavo su žibalu. Paskui padaryti tokią sunką sutarkuotą svogūną, išsunkti per merliuką ir tuomet irgi trinti. Ir tikrai kas padėdavo, prisimenu pas močiutę, močiutė mano taip. Ir savo, ir man liepdavo padaryti. Visiems. Juodą duoną išmirkai, tokia pasidaro, jinai tokia juodos duonos, bet juoda, ne balta, juodos duonos košė. Ir taip apdėti tą galvą, išplauti, tada su maišiuku, su rankšluošiu ir palaikyti apie pusę valandos. Veikdavo. Ir veikdavo. Tai aš dabar turiu irgi juodos duonos gabaliuką, neišmetu. Laukiu, kada turėsiu laiką, kad galėsiu pasidaryti duonos terapiją. Šiaip aromaterapijai faktas rozmarino aliejus. Numeris 1 yra prie slinkimo. Cineolio rozmarinas. Bet ir šiaip, kiek pasidomėjau šitom dienom tą plaukų slinkimą, kad jeigu vis dėlto pasirenkam naudoti organinės, natūralias priemonės, tai irgi reikia turėti minty tokį dalyką, kad nebus efekto iškart po pirmo, po antro karto. Taip. Kartais gali prireikti ir 4 ir 6 savaičių. Individualus dalykas pas kiekvieną žmogų, bet kuriuo atveju efektas bus. Jis yra garantuotas, tiesiog reikia jo sulaukti. Nenuleisti rankų dėl savo plaukų. Bet tarp kitko dar vienas tipsas, kurį skaičiau, irgi, aš čia labai jau pasiskaičiau straipsnių įvairiausių. Ir visada, aišku, reikia tikrinti šaltinius, kas rašo, apie ką rašo ir kodėl rašo, bet dar vienas dalykas, kas padeda nuo plaukų slinkimo, yra galvos masažai. Ta prasme, ne tik kaip pats savo masažuoji būtent su tuo šepečiu, bet nueiti tiesiog, nežinau, kad ir tą patį spa, užsisakyti galvos masažą, nes tai irgi veikia būtent tą cirkuliaciją. Taip. Man po galvos masažo ar net po kūno masažo atrodo tiek kraujo priteka į veidą, tai net veidas atrodo toks šviežus, lyg tai būčiau grįžus po atostogų. Tai jeigu yra galimybė, nueikite į spa pas mus, tarp kitko. O jeigu nėra, tai paprašykit namiškį, įdarbinkit. Ir paprašykit to paties rozmarino aliejaus, jeigu jau taip. Taip, ir tai tikrai nėra brangus aliejus, nebrangios priemonės, bet efektyvios. Taip, kad saugokim save, savo plaukus ir viskas bus gerai. Ir pasirūpinam savo plaukais, kad būtumėm gražus. Tiek vyrai, tiek moteris. Tarp kitko, jeigu vyrai turi genetinį potraukį slinkimui plaukų, tai vėlgi cineolio rozmarinas, jisai blokuoja tam tikrą hormoną, dėl kurio vyrai plinka. Tai vyrams irgi tiktų. Nes kiek esu kalbėjusi su savo pažįstamais ar iš artimųjų draugų rato, būtent vyrai labai išgyvena, kada jiems plaukai jau slenka. Nes vyrams, kaip pasakyti, skirtingame amžiuje, kitą kartą dar studentas esi ir jau gali pradėti slinkti. Aš iš tiesų nežinau, kad jie taip išgyvena plaukų netekti, plaukų slinkimą. Taip, kad vyrai cineolio rozmarinas tikrai, ko gero, bus po šitos mūsų laidos išparduotas. Bet kadangi veiksmingas. Taip, kad rūpinkimės savo ne tik šuniukais, bet ir savo plaukais.